Sveiki sugrįžę į dar vieną vargšiukų video ir šiandien aš darysiu įros, kaip pasakiau, savo mini podcastą. Ir čia mes turim visi ingredientai, bet išskyrus šitas yra kažkoks įdomus, nes čia bus daniška daniška juoda duona. Ir skirtingai su daniškom ir lietuviškom juoda duona yra, kad daniškoje jie turi sėklytės, kur Lietuvoje neturi, tai tuos reikės dabar išimti. Ir taip, planuoju daryti 1 litraus. Čia viskas. Taip. Mums reikės dabar juos įpjausyti į mažas ketvirtukus. Kad daugiau skonio būtų ir kad geriau orkaitai bus pašildyti. Dabar pjaustu. Pjoviau visus šitos juodos duonos ir sudėjau ir jau pakeitė orkaitę ir galiu parodyti, kaip sudėjau. Šitaip sudėjau, aš nemanau, kad reikia taip švariai viską padaryti, jeigu suprantat, kaip pasakau. Bet taip, tai dabar įdedu ir reikia 10 iki 15 minučių 108. Tai tos duonos, kur mes ką tik įdėjom, reikėtų 10 iki 15 minučių 180 laipsnių. Ir taip. Tai duonos jau iškepė ir kai ją iškepė, tai tau reikia įdėti į vieną puodą. Ir puodas dydis rūpi, ant kiek tu gyros darysi. Man reikės daryti litro, nes čia tai gali būti 1 litro, tai čia gali būti 1 litro. Logiška. Tai dabar mums reikės čia įpilsyti karšto vandens 1 litro ir ten reikės pastovėti 6 iki 8 valandos, ar gali būti per visą naktį, būti tame vandenyje visą naktį. Bet valandos yra tik 2, tai tikrai spėsim kitą step daryti šiandien. Bet nemanau, kad mes šiandien pabaigsim, gal ne. Tai taip, reikės įpilsyti vandens. Aš ką tik išpyliau karšto vandens ir reikės dabar uždengti juos, kad jokia musės galėtų į puodą iškrist ir taip. Jau praėjo 8 valandos ir dabar reikės atskirti duonos nuo, ką aš galiu sakyti, vandens. Ir aš galvoju, kad geriausias būdas man, kad lengviausias būtų su šituo, kur turiu skylės ir galėsiu pasimti duonos, paskupinti ir pasimti. Taip, šitaip. O, taip ir biškį. Tai dabar mums reikės 3 gramai cukraus. Tada aš galvoju, kad mums reikės 100 gramų. Čia GBC man parašė, ne, aš gal tikiu per daug į čekto. Tai įdedam. Tai reikės vis tiek meilės apie 1/4. Kur jis yra? Tai čia atdedam. Ir dabar man reikia 50 gramų razinos. Kilby.
Ne, darau video. Opa. Ką? Sakiau jau šitą, bet dabar mums reikia... Man neišteveikia šiandien, realiai. Norėjau žiūrėti filmą, starinėje. Norėjau daryti šitą gyros. Pasitikėjau čiato, ChatGPT, ne. Ir kažkaip... Man melavo. Ir aš bijau, kad šią kartą irgi melavo. Tai tikrai bus įdomu. Dabar reikia išmaišyti. Ne, aš nemanau, kad čia bus gerai realiai. Ką tik paragavau ir... Trust the process. Aš jums sakau trust the process, nes... Tai gal kažkaip. Kažkonis. Tai tau reikia šitą išmaišyti, kol cukraus nematysis, ar... Dabar reikės palikti vienam ar 2 dienom. Tai tikriausiai iki rytojaus irgi vakare paliksiu. Ne, nepaliksiu, taip, iki rytojus. Dabar reikės sutvarkyti. Tai dabar jau praėjo diena ir, aš žinau, biškį čia pamakalavau, kad geriau atrodytų ir kvapas, visam normalus. Ir dabar reikės visą šitą čia, kad visos razinos galėtų dingti ir galėsim paragauti. Tai man telefonas nukrito kaip prie gyros ir būtų labai blogai, nes nereikėtų nuo telefono pirkti, bet čia reikės įpilti. Normaliai atrodo, bet čia nelabai skanu. Tai šitą išmesim. Dabar reikės ragauti ir pažiūrėti, ar jam trūksta dar daugiau laiko čia pastovėti. Ir jeigu mūsų nuomonė netrūksta dar razinos ar dar laiko čia pastovėti, tai galim įpilti į stiklinę ir įdėti į šaldytuvę. Ragaujam. Visai gerai. Realiai visai gerai. Super sveika. Tai dabar reikės statyti šaldytuvai 2 iki 3 dienų. Reikės statyti šaldytuvai 2 iki 3 dienų. Neatsimenu kodėl, bet pirmą reikės įpilti į stiklinę. Dabar reikės visus šitos giros įpilti į šitą. Dabar turėtų būti fast motion. Taip. Vyvų. Va, man didelis šitas. Mes neturim kažko kitą. Gerai, nereik dėl to viso. Šiandien, aš dabar filmuoju, nes geras oras, čia Danijoje lyja, bet pasidarim giros. Čia svarbiausia, ne?
biškį paragavau, jeigu kaip jūs matot. Mano review yra, kad kaip alus. Mano gira kaip alus, nes biškį irgi šilta pilvoje, jeigu jūs žinot, apie ką aš šneku. Tai biškį man šilta, kai aš geriu. Tai man šilta yra. Tai nepasidariau giros, bet mėginau. Taip, susitiksim.